Kaip ir aš, taip ir tu, mes visi norim gyventi gyvenimą, kuris būtų ir džiugus, ir sveikas, ir turtingas, ir prasmingas. Bet kodėl tu nesupranti, ką reikia daryti, kad taip atsitiktų? Kodėl tau atrodo, kad tai yra labai sudėtinga, kad kažkas tai aukštoji matematika, ar reikėtų to nušvitimo ieškoti Tibete? Ne, to nereikia daryti. Yra labai paprasti principai, kuriuos ir tu žinai, bet tu jų nenaudoji. Tu jų nenaudoji, nes kažkas tave stabdo. Aš esu dabar tokioje vietoje, kuri už mano nugaros yra Dievo namai, o štai pasisukus į kitą pusę vyksta Kaziuko mugė. Pilna žmonių. Ir čia yra tas kontrastas tarp to, kas yra jaustis gerai. Atrodytų, kad tenais, vat, Gedimino prospekte, Kaziuko mugėje, kur pilna maisto, pilna pramogų, pilna žmonių, yra ta laimė ir ta išeitis gyvenime iš tavo nelaimingumo, iš tavo skausmo, iš tavo liūdesio, iš tavo tos vienatvės. Ir tu stengiasi ten ieškoti tų atsakymų, kai ten yra praradimai. Ten nėra atsakymų. Kūnas nori tenkintis. Kad apriboti kūno poreikius, mes turime įjungti valią. Norint gyventi gerą, kokybišką, prasmingą gyvenimą, kuris būtų ir sveikas, ir pilnas įspūdžių, ir ryškus, mes turim riboti savo kūno poreikius. Nėra lengva valdyti kūną, nes siela neturi tiek daug įrankių, kad suvaldyti tą kūną, bet tai yra įmanoma padaryti. Ir kai mes sumažiname tą poreikį pastoviai tenkintis iki minimumo, kaip aš vadinu, atsiranda visiškai kita gyvenimo kokybė. Taigi pagrindas tos gyvenimo kokybės yra visiškai elementarus ir jo nereikia ieškoti kažkur tai aukštumose, kalnuose, vienuolynuose ar pas guru. Pagrindiniai principai, kuriuos aš irgi atradau ir kurie veikia 100%, nes aš pasitikrinu tos principus būdamas mieste, masėse, matydamas, kaip žmonės gyvena štai šitame pasaulyje, kuris yra ne už nugaros, o priekyje Gedimino prospekte, ir ten, kur yra pasaulis, kuriame yra pasitenkinimas, yra minimalus, kur mėgaujasi gyvenimu visiškai kitokiais principais ir aiškiai matyti, ką reikia daryti. Tai yra, kad mes turime turėti labai didelį fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas yra susijęs su darbu, su fiziniu darbu, kurio nėra dabar pas nieką. Ir dėl to vyksta psichikos ligos. Dėl to tu jautiesi liūdnas, nelaimingas, nereikalingas ir gyveni beprasmį tokį gyvenimą. Jeigu tu manai, kad sėdėjimas ir sakymas kažkokio tai padės tavo gyvenime atrasti nušvitimą, taip nevyksta. Viskas vyksta per sunkų pasiaukojimą ir fizinį pasiaukojimą. Tai fizinis darbas, kuris padeda suvaldyti tavo kūną, padeda suvaldyti tuos troškimus ir geidulius, jisai veda tave į visiškai kitą gyvenimo kokybę. Kai mes suvaldome per darbą savo kūną, mes jį stipriname. Mes stiprėjame visais atvejais. Ir šalimais atsiranda labai paprasta priemonė – maistas. Tai ką aš matau Gedimino prospekte, tai yra masinis valgymas, vartojimas, pirkimas, reikia, nereikia. Taip, šventė labai graži Kaziuko mugė, kaip tiesiog fantastika. Bet per čia žmonės ne tai, kad bendrauja, jie čionais leidžia pinigus kuo didesniam maisto kiekiui, kuo daugiau pavalgyti. Ateis dabar Velykos, visigi galvos tikrai apie pavalgymą ir didžiuliais kiekiais. Tam, kad jaustumsi gerai su savimi, tam, kad galėtum numalšinti savo liūdesį, savo skausmą, tu turi apriboti ir maistą. Maistas yra tai, kas stabdo tave nuo tavo gyvenimo, nuo tavo gyvenimo kokybės. Du dalykai, labai paprasti. Sportas,
kuris yra disciplina, maistas, jo apribojimas, kuris irgi yra disciplina. Tai jeigu tu sugebi suvokti šituos elementarius dalykus, kad mityba ir aktyvumas fizinis, ar tai sportas, ar tai darbas fizinis gali tau sutvarkyti tavo būseną, psichinę būseną, tai yra pagrindas, nuo kurio tu gali atsispirti. Šalimai nelieka jokio klausimo svaigintis alkoholiu, svaigintis cigaretėmis, žole, narkotikais. Nėra jokios prasmės gyventi tokį gyvenimą. Kai tu atsisakai trukdžių, kai tu pradedi save riboti mityboje, pradedi riboti save pramogose, pasitenkinime, ateina tas apdovanojimas, tas jausmas, kad tu gyventi pradedi gyvenimą, kurio niekada negyvenai. Aš negalėčiau apie tai kalbėti, jeigu nebūčiau buvęs šitoj pusėj, kuri yra už mano nugaros, tai yra pastovus pasitenkinimas, arba šitoj pusėj, kuri yra sąsaja su Dievu, ne per religinius namus, per pokalbį su Dievu, suvokimą, per vienatvę, kurioje aš esu tame miškėtoje trobelėje. Aš galiu lyginti ir matyti, koks yra skirtumas gyvenimo ir kaip aš tame jaučiuosi. Žmonės, kurie eina su manimi kartu, jie irgi gali palyginti tą skirtumą, kuris yra tas voverės ratas, kuriame jie sukasi visi. Ir voverės ratas žudo ar turtingus, ar labai neturtingus žmonės visus, nes jie nebeišeina iš to ciklo, jie nemato ramybės savo gyvenime, nemato prasmės. O laikas yra ribotas, laikrodis tiksi. Mums likę yra labai nedaug tų dienų ir tas gyvenimas yra labai trumpas. Ir kaip mes jį išnaudosime? Tenkinti savo primityvius instinktus kūno, pavalgyti, pasilsėti, papramogauti, pasitenkinti kitais malonumais, ar ieškoti, kad kažkas yra daugiau tame gyvenime. Ir tas, kas yra daugiau, atrandama per atsisakymą ir ribojimą savo kūno poreikių. Viskas, nieko daugiau. Kūnas tampa stiprus, protas tampa švarus, valia tampa aštri. Tu gali gyventi gyvenimą, kurio niekada negyvenai. Vien tai verta išbandyti, nevažiuojant į jokį Tibetą, neieškant jokių gurų. Tu tai gali padaryti visiškai paprastai tą momentą, kai suvoki, ar išgirsti šitą informaciją, kad tai gali būti tavo išeitis. Pabandyk suvokti tuos žodžius, pabandyk pasėdėti su ta mintimi anksti ryte, nes ankstyvas rytas duoda švarumo proto, kai dar nėra prijungta gyvenimiška tas gyvenimas, kuris aplinkui verda kiekvieną dieną. Kai tu esi vienas su savimi 4 ryto, ar 5, ar net 3 ryto, tu pamatysi, kaip tau darosi aiškiau šitam gyvenime. Nebelikė pas mane liūdesio, nebelikė pas mane baimių, pas mane nelikė abejonių. Aš einu per gyvenimą patirdamas į tokios aukštos kokybės, kurios aš nesitikėjau, net neįsivaizdavau, kad jinai gali būti. Ir esmė yra ne daiktuose. Esmė yra tai, kuo mes tampame, kas mes esame. Ir tada atsiveria tos galimybės, nematerialios galimybės. Atsiveria galimybės, kurios yra už mūsų suvokimo ribų. Ir vien tai yra atradimas ir tyrinėjimas. Aš taip tyrinėju pasaulį. Aš taip atrandu dalykus, kurie mane džiugina, papildo. Jeigu dabar man reikėtų išeiti iš šito gyvenimo dėl ligos ar dėl kitų dalykų, aš jau būčiau pagyvenęs tą gyvenimą, dėl kurio nesigailiu nei trupučėlio. Ir pas mane nebūtų jokių apgailestavimų, kad gal kažko nepadariau. Aš dariau, ieškojau, atradau ir einu toliau. Tobulinu savo suvokimą apie šitą pasaulį, apie save, apie žmonės. Keičiu savo charakterį. Jeigu tau liūdna, nuobodu ir tu nesupranti, kaip čia kokia prasmė yra, tai išgirsk mano žodžius. Pabandyk tai padaryti savo, pritaikyti savo, su kita metodika. Jeigu sunku, prašyk man, padėsiu tau eiti šitoje kelionėje. Bet gyventi liūdesyje, apsivalgius, nelaimingam, ištinusiam, išpurtusiam nuo riebalų, sugriuvusiam finansiškai, nesveikam, nėra jokios prasmės. Pagyvenk taip, kad būtų džiugu gyventi, kad būtų stipru gyventi. Tam tau reikia ruoštis, tam tau reikia treniruotis visuose lygmenyse. Todėl būk stiprus.